Sveiki visi. Taigi po ilgesnės pertraukos grįžtam prie F16. Aš per tą laiką parodysiu, ką nuveikiau. Na ir eisim iš tikrųjų mes prie kabinos. Taigi, ką aš padariau per tą laiką? Paskutinėme epizode matėt, kaip aš įdėjau važiuoklę su krūva išsikišusių laidų. Tai vienas pagrindinių darbų buvo jos tiesiog sutvarkyti, sudėti ten, kur jos reikia, sukaišiot į skylutes ir, tiesiog sutvarkyti. Tai va, šiek tiek sukrovus tų laidų jau mūsų ta važiuoklė pasidaro šiek tiek tokia, kaip čia vadinti, busy. Tai su kažkokiu tais jau, bent jau vizualiai gražesnių vaizdų, kur matosi laidai, man tai atrodo smagiau. Nereiškia, kad tai yra tikslu, tai greičiausiai yra daug netikslumų čia pas mane, bet tą vaizdą man sutikė, kokio aš maždaug norėjau ir išgauti. Taip pat pradėjau su priekinė važiuoklė, pasidariau tą patį. Tiesa, matot, yra kai kur laidai, kurie dar kaba, jie dėsis į dureles, kurių šį čia dar nėra, nes aš jas dėsiu gale, kadangi jos man trukdys dažyti modelį. Tai va, su važiuoklė kaip ir viskas, bent jau šiam kartui. Aš manau, kad aš ties čia sustosiu, bet aš prieš tai irgi sakiau, kad sustosiu ties tiek, kiek buvau dėjęs, bet vis tiek dar dadėjau porą laidelių. Na ir eisim prie kabinos. Dabar kabina pas mus bus uždaryta. Taigi čia super detalizacijos negaminsim. Mes čia pasinaudosim štai šiuo pagalbininku, tai yra 3D lipdukai, kurie supaprastins mums šio modelio kabinos darymą ir jį stipriai pagreitins. Dabar šiam modeliui šie būtent 3D nėra jau tokie būtini, nes Tamiya yra padaręs pakankamai gerai ir taip savo tas panelės. Labai daug išsikišusių ir labai aiškių mygtukų yra, kuriuos tiesiog reikėtų teisingai nudažyti. Dabar aš nepamenu, bet lygtais pas šį modelį nėra dekolių. Yra pas kaip kurios modelius, kur štai tokie išsikišimai yra užklijuojami dekolę ir jie tada gaunasi kaip ir nusidažo ir tiesiog išryškina visus tuos pakilimus be teptukų. Čia aišku aerografu nudažysim tik bazę, nes visą tai uždengsime su jau čia esančiais. Tai kaip palyginimui, dabar aš jums galiu parodyti, koks tas čia realus skirtumas yra. Jis, kaip jau sakiau, jis nėra čia kažkoks super didelis, tačiau jisai vis tik yra. Dabar pasiemam kairės pusės. Mes panelę paimsim, šitą ištrauksim iš maišelę, kad mums geriau būtų matyti, būtų galima pasilyginti. Turėkit galvoje, dabar skirtumas matosi labai ryškus dėl to, kad mūsų detalė Tamiyos yra nedažyta. Tai čia yra skirtumas. Išsikišę detalių yra ir čia, viskas čia palio, atitikimas taip pat yra geras. Vienintelis skirtumas, ko aš, pavyzdžiui, nesugebėčiau padaryti su teptuku ir ranka, kas yra šičia, tai ant šitų potenciometrų, nežinau kaip jie pavadinti, switchų, yra brūkšnelis nupieštos jo pozicijos. Aš su ranka jau tokios smagaus, tiesiog nesugebėčiau, žinant, kiek aš galiu padaryti. Tai tas smagu, kad jis čia matosi. Pabandysiu gal priartinti ir jums jį parodyti aiškiau. Jeigu matot, štai tenais yra tie brūkšneliai ant tų potenciometrų, kur jų pozicija. Tas pats yra ir štai čia. Smagus detalumas, smagu, kad yra kažkokie tais užrašai, kuriuo aš čia neįskaitau net norėdamas. Bet mes jo taip ir nematytume. Tai va, žingsniuojam prie kabinos. Žingsniuojant prie kabinos, paprastai tai būna, kad nusidažom viską iš anksto, tada, pasidetalizuojam. Šį čia bus šiek tiek kitaip.
čia aš tikrųjų nusiskusiu, tada nudažysiu viską bendrai ir tada užklijuosiu lipdukus, nes šiuo atveju tai bus paprasčiau, nes man nereikės žaisti čia ir aš pasieksiu visur, taigi aš visur galėsiu ir susidėti savo šios lipdukus. Na, o skutimas, kaip žinia, yra paprastas dalykas, tiesiog peiliukas ir švietimo lazdelė kokia nors. Viskas instrukcijose labai aiškiai parodyta, kur kas, ką reikia nuimti, labai akivaizdžiai, kur kas susiklijuoja. Nu ir tiek. Nu, greit apsiklijavom detalės, viškelį susidėjom rankinėlių, nes, viską čia nustažysim vieną spalvą, po to teptukų pasidailinsim. Susirinkau taip pat sėdynę, kurią irgi po to dar reikės datvarkyti. Pedalai, nuvalytas prizų panelė, sudėtus rankinus čia. Na, viską nusidažom ir dėsim lipdukus. Ir prieš dažant, aš noriu susirasti tokią pačią spalvą. Tai yra, kaip man panašesnė. Jeigu aš jos tokios pačios nerasiu, tai aš čia pasitengsiu sumaišyti, kad, būtų labiau vienoda viskas. Na ir link dažymo. O padažymo pradedam su tais lipdukais. Dabar lipdukai, kaip žinia, jie neturi jokio lipnaus paviršiaus po jais, tai juos reikia klijuoti su kažkokiais įskliais, ar tai būtų cianoakrilatas, ar lipalas, ar kiti tiesiog klijai, čia jūsų pasirinkimas. Aš juos mėgstu pasimatuoti prieš dedant, nes dažnai reikia juos užklijavus šiek tiek, apsiskust peiliuku ir visai patartina kraštus pasidažyti tą pačią spalvą, nes jie šiek tiek prisišviečia. Jie turi tokių įdomių gaminimo būdų, bet bendram efekte tai matot, kaip tai visai atrodo, nėra čia nieko sudėtingo, tiesiog reiktų pasimatuoti prieš derant. Aš turėjau čia vieno vietoj šiokių tokių keblumų, negalėjau visai teisingai uždėti, kaip aš norėjau, turėjau prieš tai padrožt, tada užsidėjo viskas tvarkingai. Bet čia taip su visom detalėm stengtis pasimatuoti, o tada jau dėti. Grubiai rezultatas toksai, čia dar be jokių vošų, be nieko, tiesiog uždėjus tos 3D lipdukus. Greitas, paprastas ir pakankamai neblogas rezultatas. Bent jau man taip atrodo. Įdomus dalykas pastebėti ties varžtų sukimas ir jų inžinieringas, kad iš esmės daug detalių galima surinkti jų nesuklijavus, kas šiaip labai padeda testuojant, žiūrint ir matuojantis. Kaip šį čia, pavyzdžiui, aš galiu pasislėpti varžtus, užsisukti kabiną į vietą, užsidėti viršų, pasimatuoti ir po to vėl viską išrinkti. Tiesiog, kad pasižiūrėti ir viskas tikrai gerai sueina. Toks dalykas yra smagus, plus tai leidžia turėti opcijų kaip išmetama, pavyzdžiui, kabinę, gal kažkur nors vaizduoti didesnę ir taip toliau ir panašiai. Mes to nedarysim, pas mus kabina bus, kaip sakiau, uždaryta, tai čia iš esmės mažai kas matysis. Tada pradedam žaisti su teptuku. Pasidažom tam tikras detalės dar ant lėnio, tai čia šiuo atveju yra gesintuvas, aš jį dažiau anksčiau, tada rankinėlės nusidažiau teptuku, visas kitas detalytės kaip mygtukai, ten šlangelės ar laideliai, taip pat dažiausi atskirai teptuku, kas, galiausiai suteikė jau tą bendrą vaizdą. Čia stengiuosi vadovauti kiek įmanoma nuotraukomis. Per daug, tiesa, irgi aš labai nedetalizavau, nes, kaip sakiau, iš esmės čia beveik nieko nesimatys.
Na, čia grubiai parodysiu vieno iš šitų oil brusherių efektą. Tai aš nudažiau žalia spalva sėdynę, kaip ir nuotraukoje, bet ir žalia spalva nėra visai tokia. Aš žinojau tai ir aš šitą dalyką suvienodinsiu su štai rudu oil brush. Aš čia uždėjau kiek įmanoma mažiau, stengiausi vos, nes jo daug ir nereikia, ir jį visą paskleidžiau po tą sėdynę. Kas gavosi, tai gavosi, kad jis suteikia tam tikrą toną, gilumą, na ir bendrai tą sėdynę padarė tokią šiek tiek gyvesnę, sakykime, naudotą ir panašiai. Ir mano efektas, kurio aš norėjau, tai jisai uždėjo kaip filtrą tai sėdynį, kuri tapo panašesnė į tą spalvą, kuri ir turėtų būti. Tada atėjo laikas diržams, čia naudojau iš seniau turėtą diržų lipduką, pavadinkime taip, tai yra medžiaginis lipdukas, kuris yra su tekstūra. Jisai suteikė šiek tokiu labiau realistiško diržo vaizdą. Jos pernėriau per tamijos sagtis, na ir priklijavau, aišku, prie kėdės. Čia viskas paprasta ir labai elementaru. Na, man toliau berenkant kabiną susidūriau su tokia mini problema, nu čia ne problema, bet tiesiog galvojau bus įdomu parodyti. Dabar Tamija sugalvojo, kad stikliukas dedasi po detalę, kuri užsiklijuos ant viršaus. Tai reiškia, norint ją nudažyti, aš turiu ją užsimaskuoti dabar. Ne atskirai ją nudažyti šitą detalę, bet kartu turbūt kažkaip, galima tai padaryti teptuku, bet mano rankos yra ne tiek tiesios, kad teptuku aš čia daryčiau, tai pagalvojau, kad pažaisiu su pakankamai man naujų įrankių, tiek naudoti porą kartų, tai visai patenkintas. Man reikia šičia išpjauti apskritimą ir jį užmaskuoti. Dabar tam aš turiu štai tokį įrankį. Čia yra apskritimų, kaip čia, vyklė, vadinkim taip. Pats įrankis yra iš savęs ganėtinai paprastas, sakykim taip. Tai yra tiesiog diskas ant guolio gero su aštriu vaikščiojančiu peiliu. Dabar įdomumas, kurį aš suradau apie jį, tai kad jį reikia prieš tai labai gerai susireguliuoti, nes kitaip jisai nepjauna. Tai mes darysim tokį kaip eksperimentą, kaip rodymą įrankio naudojimo, kol kas domėjotės. Nes jų yra įvairių, jie principė atlieka visi tą patį, bet sakykime, gal kažkam įdomu, ne tik man mūsų. Dabar durnas dalykas tai, kad va čia yra atseit skalė, kuri turėtų pasakyti, kaip čia mes įpjausim ir panašiai, bet man nėra pavykę čia su juo atspėti, kaip čia mes turim nupjauti. Vykim, čia yra 5 milimetrai, 5, kažkas 5. Va, ir aš turėčiau jį pjauti. Dabar jį išcentruot, reikia gal daugiau palenkti, va. Dabar jį išcentruot, čia kaip čia jį pjaut, nėra taip jau ir paprasta. Norėtųsi pjauti ir matyti, kaip tu pjauni, bet taikinio nėra jokio. Taigi, jas lengvai prispaudžiam peiliuką ir galim pjauti. Na, va, štai jisai pjauna. Iš esmės, pagal garsą atrodo, kas turėtų išpjauti. Galima šiek tiek gal pagilinti.
Na ir čia turėtų būti pjautas, jeigu aš uždėjau 5 mm, tai kiek čia gausi dabar? Pagal tą skalę. Idealus apskratimas, aišku, tas čia, sakau, naudojau, vis laik veikia. Dabar man su matematika šitai įdomu. Aš uždėjau 5, jisai išpjauna man 10. Reiškia, man reikia jisai matuoja, žodžiu, iki centro. Šito. Matau gerai. Na, pasireguliavau peiliuką. Jis neturi spausti, jisai vos, jisai ant šiek tiek spiroklės yra. Ir tada jisai išpjaus. Dabar pas mane čia yra kažkiek. Reiktų kažkaip sugebėti pasimatuoti. Pabandom pasimatuoti. Jeigu mano šitas slankmatis nemeluoja, čia grubiai 3 mm. 3 mm. Ne, tai man reikia užsidėti 1,5. Reiškia, čia atsileidžiam, užsidėti reikia taip 1. Taip, keltai 1, 2 su pusė. Taip. Liktais. Pabandysim. Man atrodo, kad didokas. 3 mm. 3 mm, tai man čia beveik 3, kaip čia aš dabar ne taip. Man turi būti centro, o taip. Maždaug. Pasiveržiam. Peilį gal per daug prispaudžiau, atleisiu. Paveršiu šiek tiek. Dar kartą patempsiu. Nu, garsas panašu man geras. Nu, žiūrim, ar aš pataikiau, ar ne. Nu, va, antras pjovimas yra gražesnis. Dydis bent jau panašu, kad būtų toks, koks reikia. Ar aš pataikiau? Panašu, kad taip. O, ledas. Super. Nu, va, ir aš galiu jį nusidažyti. O. Tai va, tokio aš atratimo su ranka neišsipjaučiau. Stiptukų tiesa apsidažyti, kas būtų ir įmanoma. Idealiai ganėtinai. Bet va, įrankis šitas. Nu, gerai. Čia man jis jau antrą kartą pasiteisina būtent tokiom vietom, kur yra labai smulkus pjaustymas. Tik reikėjo išmokti naudotis. Na ir galutinis rezultatas štai toksai. Nudažiu detalę ir pažiūrim, ar šitas mano apskritimas padarė tai, ką aš norėjau, kad jis padarytų. Na ir be abejo, nudažyta vieta ten, kur reikia, apskritimas šuns gavo tą, ką reikia. Rezultatas, mano nuomonė, puikus. Iki kito karto.